mes jau atėjome prie upės, pradedame rištis meškerės. Pradžioj užsidėsiu va tokį masaliuką, pabandyt pamėsiu biškį ten ir žiūrėsiu, po to keisim kažką. Kadangi šioje vietoje yra labai daug žolių, tai aš biškį pakeisiu savo vietą, paeisiu biškį toliau kiek ir vėl pabandysim pamėtyti. Ten va matosi rastas plaukia labai giliai. Dabar pastebėjau šitoje vietoje, tai kad čia yra gan mažas gylis ir šitas wobleris kabina labai daug žolės. Tai pabandysiu į biškį mažesnį užkabinti. Einu mėti toliau su šiuo wobleriuku. Toj vietoje, kur buvom apsistoję, nieko nepagavom. Bandome vėl pakeisti vietą ir gal seksis biškį geriau. Na, kol kas, kur buvome gilio, iš tikrųjų nebuvo per daugiausiai, dėl to užsidėjau mažesnį wobleriuką. Jis nekabino žolių, viskas buvo gerai. Na, bet vis dėlto keičiame vietą. Štai mes jau prie jos atėjome. Pabandžiau įdomių būdų iš tikrųjų išspręsti garso problemą. Užsidėjau ausines telefoną. Na, pabandysime, pažiūrėsim, ar gaunas kažkas ar ne. Štai va, kaip matote, užkabinau dar žolių. Bet iš tikrųjų čia yra tikrai labai graži vieta. Jei kas dar nesupratote, žvejoju Neries upėje. Šita vieta randasi. Opa, kas čia išskabino. Šita vieta yra netoli depo, jeigu žinote. Tik reikėtų eiti toli prieš srovę. Na, o aš einu pasrovį link depo. Nu, ne esmė. Kad žino, tai žino. Vat ką sužinojau, tai kad Neries upė iš tikrųjų nėra labai gili. Mėt ir su kiekvienu metimu iš tikrųjų atsitraukiu vis žolių kuokštelį. Dabar ištraukiu lapuką. O. Dabar pagavau o tokį lapuką. Gaudau akarą wobleriukais. Akarą įzūrė. Čia jau iš tikrųjų nežinau, jie geri, negeri. Bet bandau, ką turiu iš tikrųjų. Bandau pagauti lašišą. Šiandien tik yra toks oras labai įdomus. Tai lyja, tai vėjas pučia. Ir šiaip aš atėjau žvejoti tik tai vakare. Tai matysim, kaip čia bus. Gerai, dar porą metimų padarau ir eisim į kitą vietą jau. Grįžtinėsim iš ten, kur atėjom.
Gal pamatysim kokį išsivertimą žuvies, tai tada sustosime, pamėtysim. O dabar mėtam toliau. Na ką, mes jau einame prie paskutinio mūsų žvejybos taško. Štai čia ir užbaigsim mūsų video. Na, kol kas dar pamėtame biškį. Ir jau eisime link namų, nes jau po biškį temsta. Toj pusėje aš mačiau šokimą. Tai va, yra 12 gramų, aš turiu vieną 14. Jis neria biškį giliau, bet aš manau, kad su juo mes tikrai numesime toliau. Tad bandome pakeisti jį ir mesti kitą krantą. Nes ten aš mačiau žuvies išsivertimą. Štai šis vobleriukas 14 gramų sveria ir jis tikrai užsimes toliau. Aš jau atėjęs į kitą vietą ir kaip aš jums ir sakiau, va toje pusėje šokinėja žuvis, bet gaila, kad paspaudžiau rašinėti ir vat, neįsirašinėjo man garsas. Tai va, ką aš sakiau, kad užsidėjau didesnį vobleriuką ir bandau mesti iki kito krašto upės, nes ten sukasi žuvis. Va, vėl iššoko. Iš tikrųjų labai įdomu, kas ten šokinėja. Ir jau ne pirmą kartą, trečią kartą iš tikrųjų iššoko. Na ką, bandom. Gal pasiseks. O, kas čia buvo? Greičiausiai kabinau dugną. Na ir kaip sakiau, kiekvienu metimu prisitraukiu žolių. Užsimetam. Trūks iš tikrųjų dar daug. Reikėtų čia gal kokių blizgučių, kurių aš dabar neturiu. Na nieko. O, blemba. Vėl iššoko. Aš nežinau, jūs matėte ar nematėte, aš pabandysiu pritraukti, bet tam gale, nu ten, va, vėl išsivertė. Eik tu savo. Geras. Na, ten iš tikrųjų yra žuvis. Galbūt netgi ne viena. Bet jos dabar yra suaktyvėjusios. Oi, ne. Trūksta. Trūksta bytkės. Oi, ne. Labai toli iki kito kranto, aš nežinau, kiek čia yra. 15 metrų gal daugiau. Daugiau tikriausiai. Ir vat man nesigauna damesti iki ten. Gerai, pabandom biškį paeiti į šoną. Biškį į šoną paeisim. Biškį ir į šoną. Toj pusėje iš tikrųjų labai stipriai duodasi kažkokia žuvis. Bet man tiesiog nepavyksta damesti iki kito krašto su vobleriu, kuris sveria 14 gramų. Gerai. Biškį paeinam į šoną, va čia va. Ir čia grinai tiesiai prieš tą vietą, kur vartosi žuvis. Atsistosiu. Na ką. Aš jūs paliksiu štai čia. Na ką, mėtame toliau. Oik tu sau! Ten netgi 2 žuvis vartosi toj pusėje. Oho. Oik tu sau. Kad aš ten galėčiau užmest, kaip gerai būtų. Bandome toliau apsimėtyti ir jau yra. Nu va, tik patraukiu kamerą, vėl iššoko. Dabar jau yra po 6, 8, o saulė leidžiasi. O jėts, kokius žalių koštus padeda. Va tokį va žolių kokštą. Ne žuvis, bet žolės man šiandien kimba. Tai vat ką norėjau pasakyti apie tą laiką, tai kad dabar yra po 6:08 ir saulė leidžiasi po 6:25, tai yra pusė 7.
Ir aš turiu labai mažai laiko iki saulės nusileidimo. Na, bet aš dar vis dar neprarandu vilties. Bandau pagauti tą lašišą. Nes tikrai matau, kad jinai čia yra. Bet pusėj vartus. Na, bet man nesiseka ją sugalioti. Gal turėčiau. Iš tikrųjų pakomentuokite, kada koks laikas yra geriausias lašišų žvejybai. Ryte, vakare, per pietus. Koks oras jam patinka. Saulė šviečia ar kai apsiniaukia, kaip dabar lietus. Šiandien iš tikrųjų buvo bjaurius oras. Lyja, vėjas didelis, o dabar apsiramina. Ir sutemo, aišku. Bet ką aš padarysiu? O, juk tu savo vėl šoka. Geras. Norėčiau dabar būti toje kitoje pusėje upės, iš tikrųjų. Labai smagu. Ką, paskutinį metimą padarysiu. Žiūrėjom, iš to žuolės mane gąsdina. Va, tokį ištraukiau vėl. Su jumis aš jau atsisveikinu. Šiandien baigsime žvejybą. Na, apibendrinus, pavaikščiojom palei upę, pakvepavom grynų orų, susipažinom artimiau su upė, sužinojom, kad gylis nėra didelis, pamatėm šuolius. Aš pamačiau, jums gal ir neparodysiu. Na, bet iš tikrųjų žuvis į vakarą pradėjo vaikščioti labiau, suaktyvėjo. Na, ką aš dar šią žvejybą sužinojau, kad upė yra iš tikrųjų sekli, reikia seklesnių voblerių. Nors iš tikrųjų čia gal tik toks ruožas. Na, o šiandien šį video baigiu. Spauskit laiką, prenumeruokit, komentuokit, ką dariau blogai, ką galiu pakeisti. Ir susitiksim kitą kartą.